trečia diena Turkijoje, karšta kaip niekada. Sprendėm biškį išeiti aplink Vietoją, pasivaikščioti iš pat ryto. O saulė visiškai nekepina. Karštis iki 37, bet drėgmė nuo 76 iki 79. Tai toks kaip šiltnamio dušnekas. Neįmanoma išbūti. Ką, keliaujam? Ten labai gražus viešbučiai. Tai čia mūsų viešbutukas. Užrašas kiek pasenęs. Čia praėjimas mum iki jūros. Viešbutis turi savo paplūdimį. Gana neblogas paplūdimys. Su lieptu. Ant liepto labai daug šezlongų pagulėt. Krantas smulkus akmenukai. Toliau pabrydus į jūrą. Nesuprasi, ar stambus akmenys, ar ten kažkokias plytelės išklotos. Tai biškai pavojinga tenai. Ir staigiai gilėja jūra. I'm shy, my friend. Hello. Where are you from? Lithuania. Maybe shopping? Maybe later. You have nice bags, all of that. You are coming holiday, you are from Litva, you are rich. Let's make business. Not yet. Not yet. It's the same as you. Džempai po 10 eurų. Va, polo maikutės. Polo maikutės. Čia gal vėliau. Now. Shopping? Later. Morning. Have Have a good day. Have a good brunch. Yes, paparazzi man. Bye bye, Sisi. Einam dabar pro tą labai gražų viešbutį ant kalno su atskirais nameliais baltais. Tokia va siena iš akmenų. Vijokliai šitie labai gražų žydintis, kurių mes labai norėtume savo sodelį, bet jie neatlaiko mūsų klimatą. Priėjom pagrindinį kelią. Eismo intensyvumas labai didžiulis. Ir ką tik prasilenkėm su žmogum, kuris matosi irgi grįžo iš tos pačios pusės, kaip ir mes einam. Ir absoliučiai šlapės nuo prakaito, bet toks varvantis, kaip mano dabar veidas. Ir mum taip eiti 2,5 kilometrų ten iki mūsų norimos vietos. Prieisim labai įdomią vietą, pastatyta šilko kelio metu 1236 metais ir per 10 metų buvo pastatytas. Ir ta vieta tokia atrodo kaip tvirtovė. Bet jos paskirtis buvo pirmasis Turkijos viešbutis. Pirkliai ten sustodavo šilko kelio metu pagirdyti savo arklius, pernakvoti. O tai ir buvo laikomas kaip pirmasis Turkijos viešbutis. O tai vietiniai laiko kupranugarius.
šitą kelią jau nuėjom. Sustojom atsigerti vandens. Matosi, kaip žliaugia man prakaitas. Ir sustojom po medžiu, nes yra gana neblogas toks pavėsis. Pakėlė galvas, pamatėm, kad čia auga figos. Kvapas toks yra. Kvapas šiek toks yra. Toks salstelėjęs. Skaniai kvepia. Ir va, kitoj gatvės pusėj. Ten tas pastatas, kuris pastatytas šilkakavimo metu. 1246 metais buvo pabaigtas statyti. Iš tašytų akmenų šiai dienai yra išnuomotas kažkokia įmonei kaip restorano vieta. Bet jisai apleistas, niekas ten jokia veikla nevykdoma. Jinai pastatyta sultono Aladino sūnaus garbei. Visur pakelėse va tokias va parduotuvytės. Nu va, ir priėjom tą istorinę vietą. Prieisim iš arčiau, kadangi dabar esam ant Žemėjos perėjos, iš aukštai, gražesnis video. Nu, įdomiai atrodantis. Pas mus gal tokių dalykų irgi pilna, bet gal ne tokio laikotarpio. Pasileidom tokias antžeminės. Vis matydamat koks šlapės. Štai jau toks visas apibėgęs. Tikrai karšta. Viešbučio teritorija gal daugiau toksai dušnekas. Nes ten tikriausiai dėl laistymo sistemos viskas garuoja. Prekybos centras. Ir šalimais istorinė vieta. Šiek tiek ir griuvėsiai yra. Kaktusai, alyvuogės augančias. O, ir durys atidarytas. Turėsim progos ateiti į vidų. Biškį pašnekštinėt. Čia turėjo būti tualetai. Buvo pradėta kažkas tai daryti. Aišku, nepabaigta. Matosi, darbai buvo pradėti. Ventiliacija buvo pradėta dėti. Plytelės pradėtos klijuoti. Štai jau tai va. Čia laiptai, pamėginsim užlipti. Jeigu neįlūšim.
Gal ir būtų buvęs gražus restoranas, jeigu jį būtų pabaigę. Smilte šiandien nuotaikai. Tingi keliaut. Vaikas norėjo praleisti dar vieną dieną prie čiuožyklų. Sargas. Nu, stipriai apleista vieta. Jeigu būtų sutvarkyti, tikrai būtų gražiu. Atrestauruota. Ir šiltnamiai. Įvairiausi. Visai nieko tokios kelionės. Atrodo kaip tikriausiai ką tik iš dušo. Bet taip nėra. Ir vandens azavęs tikrai nesipyliu. Tikrai gražu. Man tokias istorinės vietos patinka. Nu ką, sekanti stotelė yra greičiausiai McDonald's. Biškį gal pasimti kokių ledų. Smiltės nuotaikai pakelti. Pafilmuosim, ką gerą jums pardavinėja čia. Vietoj galima ir užsispausti sulčių. Lagaminai po 25. Triusiukai, tapkės, koinės, lagaminai. Visokia chlama čia, kurio mums tikrai nereikia. Reikėtų maikės. Stipriai, ne? Ir gal vėliau. Mums gydė ir sakė, kai važiavom į viešbutį pačią pirmą dieną, kad Turkijai labai didžiulė infliacija, kainos toliau kyla. Žmonės pajautė, kad jau yra pakankamai sunku išgyventi, todėl kiekvienas jiem paliktas euras yra didžiulis pinigas. Small? Aha. Look, it's not big model. Lėšų malinti. Smiltei noriu kostiumėlį nupirkti. We need 8 or 9 years. Do you have? It's 14 years, I think. It's It's 10 years. This one is 10 years old. Yeah. 6-8. Paklausim kostiumėlio kainą, sakė 20. Sakė 20. Biškį paprunkštavom, kaip ir biškį per brangu. Nes ir Lietuvoje iš tokio kainą galima nusipirkti. Tai išgirdęs iškart sako 12. 12 sako, ne 20, 12. Čia dar daugiau yra. Vis dar ilgsimės šitai parduotuvėlėj sustojom. Smiltė pasimatavo kostiumėlį ir tinka. Aha, tinka. Imsim? Pardavėjai, sakau, karšta, jo sako, žiauriai karšta, sakau, kiek šiandien laipsnių? Sako, greičiausiai 45-50. We go to downstairs? Yeah, no, it's No? Dar kažką žiūrėsi? Biškį atsikvėps gal gerai, ne? Aha. Smiltelė nori atsigert? GXL, but I think it's more. Nu, nupirkom Smiltei kostiumėlį. Biškį dar vandens pasipildėm. Vanduo standartiškai 2 buteliukai euras.
Paklausiau apie vynus. Butelys 20 eurų. Sakė, geriausias jų vynas yra Kamur. Aha, bet jį tikriausiai dėl to, kad jie ten jo prekiauja. Aha. Nu, va, priėjom prekybos centrą, McDonald's, De Facto, Migros. Biški pražioplino, vakar buvo iš tikrųjų atvažiuojantis turgus, kuris yra būtent nuo šio prekybos centro, dar 1 kilometras tiesiai. Kadangi mes mėgstam greitą maistą, tai užeisime McDonald's. Taip. Čia pavasarį upės gerai žliaugia. Taip motociklai važiuoja. Ir pėsčiųjų perės. Kas jau yra įprasta, ne, pas juos. Va, išėjom pasivaikščioti 45 laipsnių šilumos. Šilumos. Tikrai nekaršta. Visai gerai. Vėjas kaip pabučia, tai tikrai malonu. Vėjas, tai dėl to gal geriau. Jo, biškai gerai. Dažnai stojam į gerną, ne? Jo, stabtelėm. Pasiėmėm iš tikrųjų 3 litrus vandens iš viešbučio. Bet akivaizdu, kad mums jo buvo per mažai, tai dar 2 litrus dasipirkom. Nors ir Smiltė šiandien nenuotaikai, bet jinai šaunuolė. Nusičipsok. Nenori čipsoti. Ištraukėm iš viešbučio, paėmėm telefoną iš rankų, nors sėdėjo visą rytą. O, čia kondišas iškart jaučiasi. Hello. What? O, mūsų praskanavo čia, kuprinės praskanavo. Kondicionieriaus čia gerai. Oi, fantastika. Gerai? Kas užsirė? Volkikiai. Tiffany ant tomato. Tiffany ant tomato. Taip, Tiffany ir pomidoras. Mėgstama padažuoja. Volkikiai. Jo, vaikam čia tikrai galima apipirkti gana gerai. Girdai, kaip man matuotis maikė, kai toks iš visas apibėgęs. Kaip galvojat? Ar pridėra matuotis kažkokius rūbus man dabar? Aišku. Apsišluostyta, ne? Gal reikėtų pradžiai pasidaryti rankšą čia? Šainu čia. Šiai dienai lyra kažkur tai apie 35 lyros 1 euras. Užsukome į McDonald's biškį. Kainos tai labai didžiulės. Pasiėmėm Happy Meal'ą ir du hamburgerius. Šiaip turėjo būti cheeseburgeriai, bet kažkodėl sūrio nebuvo. Į vieną hamburgerį iš vis pamiršo įdėti padažų. Teko pačiam užsipilti padažus. Taip pat prasidėjo maldų. Tai mūsų visi pietus, toks lengvas užkandėlis, Happy Meal'as su 2 hamburgeriais kainavo 18,84 eurų. Gana nepigus McDonald's čianai. Bet visose tokiose šalyse fast foodas yra labai brangus. Tai, dabar pamaldų metas. Vaikiškai jie čia labai sveikai gamina. Matei su pomidorais, milkshake. Jo. 1 valanda 7 minutės. Dabar pamaldų metas. Tikriausiai girdisi.
Galvojom iki mečetės nueit, bet susiderinom transferį vakare iki Alanijos, 5 val. Važiuojame į Alaniją. Tai einam dabar į viešbutį, nusiprausim, papietausim normaliai. Smiltę dar gal pusvalanduko į baseiną įmesim. Nu ką, dabar kokie 2,5 kilometro reikia eiti. Prekybos centre atsigaivinom. Dabar galim, kol dar neįkaitam, galim biškį tempą palaikyti. Pusėjom kelionę iki viešbučio. Kažkaip atgal einasi greičiau negu į priekį. Ir mažiau vandens sunaudojam. Nors ir tikrai karščiau negu ryte buvo. Laikrodukas mums jau rodo, kad mes nuėjom 10 000 žingsnių. Žodžiu, jau nuėjom 6,5 kilometrus kažkur. Kur? Aha. Dar vienas kupranugaris. Vis. Dabar. Man šitos gėlės labai patinka. Tikrai gražu. Kaip sakei? Tikrai viešbutis mūsų pusė. Va ten biškį ant kalniuko. Tuningas. Arba sulūžus. Renault. Klasika. Renault 12 Taurus. Bez kvapų įvairiausių. Štai, atėjom į savo viešbutį. Smiltė jau džiaugiasi tikriausiai, atėjom į savo viešbutį. Jau laukia labai. Baseiną. Praeisim. Mini turą padarysim. Šiandien kažkaip kondicionierių biškį jungia. Aha. Biškiuką. Ką, dabar reikia kortelės ieškot. Hello. O, mūsų kambarys išvalytas. Kambarys turi būti išvalytas. O, tualetinė pridėjo. Viskas sutvarkė. Pakloja. Nu. Taip. Vandeniuko būt palika. Čia ne mūsų senas. Ne, palika dar daugiau. Tai va toks tas mūsų kambariukas. 3 lovas. Spinta, seifas, dušas, tualetas, vonia. Tokia ta vonia. Ir langų netidangstam, nes žiauriai karšta nuo jų eina. Ir va toks va balkoniukas.
Čia mūsų biškį pridžiauta. Aišku, jau esu parodęs, koks vaizdas pro balkoną. Tai mūsų vidinis krūmas. Ir aišku, ten jūra biškį matosi. Jau tokie jau balkoniukai. Visai faini. Būtų fainai pasėdėti, bet be proto karšta. Na, dabar einam apsipraust. Biškį dar į baseiną nueisim. Ir vakare važiuojam į Antaliją. Biškį pavaikščiosim po outletus. Net klynas šlapias, pažiūrėk. Nu, atvežė mus Ailis į Vodą, tas turas, suplanavo nemokamą kelionę. Atvežė ir bandom susikalbėti, kada mums reikia grįžti. Bet viskas tik turkų kalba, angliškai, rusiškai nemoka. Ir nežinom, kiek čia laiko galim būti, kiek galim pasivaikščioti po miestą. Esame Alanijoj. Einam toliau. No. Gerai, bandom suskalbėti, kiek čia mes turim laiko, bet tai atėjo ties turų žmonės. Irgi nekalba angliškai, tik rusiškai. Ir nesusikalbam mes. Tiek delegacijos turim. Ir niekas nesugeba suskalbėti, ko mes norim. Which one? Now, look, we sent for you car. Now, there is car from our shop. Yes. So, you came to our shop. Yes. And after, where you will go? Another shopping mall? Yeah, Yeah. like your guide was right there, something. Yeah. Yeah, we will send you there. Okay, but we want to know how much time after shopping we have time for Alanya. For Alanya, but sorry, I believe it's No. you can discuss with your. Yeah, that's why we want to ask our driver, and she already gone because she talk just in Turkish. Yes, she talked just Yeah, only in Turkish. yes. But you know, we cannot wait you in Alanya. Somebody promised you that they will wait you in Alanya. Yeah. Ваше агентство пообещало, что гости поедут в город, и машина их там будет ждать. В городе. Да, Они После шопинг, после шопинга. да. да. 2 shopping centers, and after that we can walk. Скажите, пускай зайдут, посмотрят, прогуляются, может им понравится, возьмут. Окей. Окей. So, вы говорите по-русски, понимаете, да? Я немного говорю по-русски. Вам сейчас предлагает агентство пройти в магазин и выбрать, что надо. А что касается Алании, это вам надо с представителем вашим решать, потому что мы представляем наш магазин только. Я понимаю. Зайдите, прогуляйтесь, посмотрите с детьми вместе. Nieko nesuskalbėjom. Visa, jie nežino, ko mes norim. Gerai, sakė, negalima parduotuvėje filmuoti, tai nefilmuosim. Nu va, ties turas atvežė ir dabar nenori parvežti atgal. Žadėjo 2 parduotuvės tekstilės, nuvežė į Kailis į Vodą. Ir žodžiu, sako, toliau jau patys kaip nori, taip grįžkit. Tai va tai. Skambinau Lietuvą, dabar va kalba ties turų atstovas Пришли во второй su, магазин. Да, мы пришли во второй магазин. После этого сейчас они... su Lietuva. После этого... Aiškinasi, kad jie tokių dalykų neturi, nors jų atstovas mus išsiuntė čionai. Material floor, yes? Yes. Of his own context is only with
If you look for woman now, you can go, Okay. but no. Bukumas. Okay. Szmanie. All of it not And what is the process? What prices? 1 kilogram per kilo. 30. Kilogramas 30 eurų. Čia dėžutėse. 50 euro. 15 eurų dėžutėse. Chocolate for you. Yes. Yes. Eik, tėdukai. Skanu? Она если не пробьет, Bizi çekmesindeki video. Rus mu? 4 aukštų parduotuvė. Apatinis aukštas vyram. O gal dar kas? Ir o jeigu dar būtų kontaktai, bet beveik valandą. Burgeris. Šimtaprocentinė medvilnė. Kainų 42 eurai. It's fixed prices? Like 20 euro. But much can fabrica export. You can touch. Yeah. Atėjom į šią parduotuvę, apsiprekinom truputuką, visai geros kainos, galima dėrėtis. Šitas vaikinas, what's your name? Echirvan. Echirvan, he's a good guy. Ask him when you come here. It's a good shop. So, yra visko. Suvenyrų, drabužių, moteriam, vyram, vaikam. Labai geros kainos ir galima dėrėtis. Šortus nusipirkau Hugo Boss. Aišku, greičiausiai tai nėra originalas. Fiksuota kaina 84 eurai. Pardavė už 33. Bet tikrai patogus, medžiaga labai gera. Tarp kitko, testūras čia atveža. Tik su testūru nerekomenduojam, nepasimaukit taip, kaip mes pasimovėm. Atvežė, o pasirodo, nieks mūsų net nebūtų parvežę atgal į viešbutį. Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho. Pode ser pela mão, pode ser na mão. Quem bola sem rola, preste muita atenção, porque tudo tem que ser soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco.
Before